Iš ankstesnių ciklo Širdis ir žmogus dalių jūs sužinojote, kad jos darbas priklauso nuo gyvybės takto visų biostruktūrų mūsų žvaigždžių sistemos. Taktas daro įtaką širdies ritmui ir medžiagų apykaitos procesams. Taktą nustato vienas iš Saulės atmosferos sluoksnių. Po to per transliacijos ryšių vamzdelius taktas patenka į visas Saulės sistemos planetas ir palydovus. Mūsų atveju taktas į Žemę patenka per Mėnulį. Tada į Žemės smegenis, o per jas į atmosferos smegenis. Atmosferos smegenys struktūriškai atvaizduoja grotelės, sudarytos iš dodekaedrinių valdymo kubų, kurie funkciškai yra informacijos blokai. Jie sudaro begalinės grandinės, jungiančias skirtingas bazes ir struktūras į vieną sistemą, kuri yra atmosferos smegenys. Ryšys su išorinė aplinka informacinėme bloke vyksta per vandenilio blokus, kurie yra ir vandens, ir daugelio kitų struktūrų pagrindas. Ritmingam smegenų, širdies ir viso žmogaus organizmo darbui būtina energija, kurią organizmas gauna iš oro ir vandens. Pagrindinis energijos elementas jų sudėtyje yra tritis, o sveriant orą pats tritis nerandamas. Praktiškai tai nemateriali struktūra. Labai svarbu žinoti, kad pagrindinis dažnis tričių perdirbimo keičiasi kartą per metus. Žemės valdymo sistemos visiems planetos gyventojams. Nesant bazinio dažnio, galite susirgti įvairiomis plaučių ligomis, gauti organizmo dehidrataciją ir jokie vaistai jums nepadės. Komplekso vietos savininkams nurodytas bazinis dažnis sutampa plačiame spektre esančiuose dažniuose komplekso, sąveikaujančio su savininko smegenimis. Ir tokiu atveju ląstelių dehidratacija neatsiranda. Kuriant žmogų buvo numatyta, kad informacijos perdavėjas smegenėlis, plaučiai, o taip pat materialus įkūnymas, proto epifizija, turėtų gauti dažnius, kurie nereikalingi paprastoms ląstelėms. Todėl buvo sukurti du kraujo apykaitos ratai. Didysis ratas žemo dažnio struktūros, mažasis ratas aukšto dažnio struktūros. Visos šios sistemos veikia kontroliuojamos smegenų, kurios turi visą reikiamą dažnių ir valdymo funkcijų diapazoną. Širdis yra potencialų skirstytoja. Kitaip tariant, širdis paskirsto energiją viso organizmo ląstelėms ir atlieka dispečerio funkciją. Širdis kontroliuojama smegenų perjungia maitinimo tiekimą iš mažojo kraujo rato į didįjį kraujo ratą ir atvirkščiai. Maistas ląstelėms tiekiamas skirtingų energetinio potencialo talpyklose, kuriuose yra tik 4 procentai nuo visos talpyklos tūrio materialios dalies ląstelėms reikalingų mineralų ir mikroelementų pavidalu. Pagrindinį tirpalą visoms ląstelėms gamina blužnis. Inkstai ir tulžies pūslė gamina maistą visoms žmogaus organizmo ląstelėms. Viršutinė kepenų skiltis gamina pačias talpyklas. Dešinėjame prieširdyje vykdo maisto įkrovimą į talpyklą. Kasa reguliuoja šių konteinerių dydį, svorį ir turinį, o turinys turi adreso žymę. Šį vadiname atlieka insulinas. Kiekvienas ląstelių tipas ir rūšis turi savo insuliną. Insulino dažnių spektrai nėra pastovūs ir kinta priklausomai nuo viso organizmo sąlygų. Mitybos konteinerių pristatymo grafikas negali būti sutrikdytas. Konteineris gali būti netinkamo klampumo arba netinkamo dydžio, netinkamo svorio, tada vėluoja taktas. Medicinoje šis reiškinys vadinamas aritmija ir kasa skubiai daro pakeitimą iš sandėlio žarnyno. Prie grafiko pažeidimo, taigi ir prie aritmijos, taip pat gali privesti nesavalaikis potencialo energijos pristatymas iš plaučių,
netinkamai sudėtas krovinys konteineryje, nuotėkis iš konteinerių ir daugybė kitų problemų. Ypač atkreipkite dėmesį į tai, kad tokioje tiekimo struktūroje visos tarnybos dirba vienu ritmu. Kokios tiesioginės išvados išplaukia iš to, kas pasakyta anksčiau? Jei atsirado aritmija, nereikia kaltinti širdies ir pradėti joje kapstytis. Širdis tik vienas iš sistemos elementų. Be jos yra dar kepenys, plaučiai, kasa, inkstai, žarnynas, skydliaukė ir kiti organai. Bet kuris šios sistemos elementas gali sutrikti ir sukelti nereguliarų širdies ritmo poveikį. Cekas gaminantis konteinerius, viršutiniai kepenų dalis visiškai priklauso nuo skydliaukės. Ceko gaminančio katalizatoriaus šį katalizatorių pavadino jodu. Skydliaukės jodas ir tas, kuris parduodamas vaistinėse, sudėtimi skiriasi kaip dangus ir žemė. Kraujagyslės, nepriklausomai nuo jų dydžio ir skersmens, tai maisto konteinerių pristatymo keliai organizmo ląstelėms. Kaip juda ląstelių maisto konteineris kraujagyslėmis? Mokslininkai savo išvadose neatsižvelgia į skirtumą tarp eritrocito egzistavimo gyvame organizme, kai jį besąlygiškai kontroliuoja smegenys, ir situacijos, kai kraujas paimamas iš kūno ir apžiūrimas mikroskopu, smegenys nebekontroliuoja viso kraujo turinio. Kraujas šiuo atveju yra miręs ir nevisiškai atspindi tikrąją padėtį. Nesant ryšio su smegenimis, eritrocito egzistavimo dažnių diapazonas sumažėja kelis kartus. Sumažėjus eritrocito energetinės struktūros dažnių spektrui, jo materialioji dalis padidėja kelis kartus. Tas pats vyksta ir su žmogaus vaisiumi motinos įsčiuose. Vaisiaus energinės struktūros dažnių spektras mažėja, bet jo dydis didėja. Kraujotakos sistema yra sukurta tokiu būdu. Įsivaizduokite vamzdelį su skysčiu ir aplink jį apvyniota viela. Jei laidu paleisti srovę, tai skystis su juo turiniu pradės judėti. Potencialų skirtumas tarp laido apvijų sukuria terpę kraujui judėti. Didelio dažnio kraujagyslių apvijos reguliuojamos tik smegenų. Tai keliai, kuriais ir juda konteineriai su atitinkamu kroviniu. Darau prielaidą, kad kraujagyslių plazminė apvija iš tikrųjų yra daugiasluoksnis kabelis ir joje yra visų dažnių diapazonų laidininkų, kad viskas judėtų kraujagyslėje. Šie laidininkai, žinoma, neturi jokios izoliacijos, nes pačių laidininkų dažnių spektrų skirtumas neleidžia jiems sąveikauti tarpusavyje ir leidžia jiems veikti visiškai automatiškai pagal nustatytą programą ir funkcijas nustatytas savininko smegenyse. O ir nereikia pamiršti, kad žmogaus organizme yra daugiau nei 640 ląstelių tipų ir kiekvienas tipas turi net 2484 atmainas. Tikėtina, kad tokių laidininkų turėtų būti bent jau tiek pat. Visos ląstelės turi ryšį su smegenimis, kiekviena savo specifiniu dažniu. Jei šis ryšys nutrūksta, ląsteliai pradeda gyventi savo kaimynų sąskaitą ir jos bus priverstos keisti savo gyvenimo būdą. Dar galima daryti prielaidą, kad didžiosios kamieninės kraujagyslės turi daugiagyslės apvijas, o įsišakojant pačioms kraujagyslėms audiniuose kiekviena kraujagyslė gauna tokį skaičių laidų, atitinkančių oktavų, kokių jai reikia, kad aprūpintų ląstelės maistu ir pašalintų iš jų atliekas, kad gautų energijos kraujo srovių judėjimui. Visa kraujotakos sistema prijungta prie energijos generatoriaus, kuris yra plaučiai. Pagrindinė kraujotakos sistemos užduotis – perduoti reikiamą organizmo ląstelėms potencialą. Maistą tiksliai laiku ir pagal adresą. Kiekvienas konteineris su maistu skirtas konkrečiai ląsteliai ir jokia kita ląstelė darbuodamasi įprastu režimu negali pasisavinti svetimo konteinerių, tuo labiau pakeisti jo ženklinimą.
Pirmiausia, kad organizmo ląstelės ne tik valgo ir geria, bet ir taip pat šlapinasi bei tuštinasi. Visas šis turtas keliauja kraujagyslėmis, todėl kad nesusimaišytų skystos atliekos supakuojamos į vienos rūšies konteinerį, o kietos atliekos perskiedžiamos pradiniu tirpalu plazma ir supakuojamos į kitos rūšies konteinerį, vadinamą eritrocitu. Eritrocitai arba raudonieji kraujo kūneliai ląstelės be branduolių, kurių forma primena diską įgaubtą abiejose galuose. Mikroskopu matoma gyvosios medžiagos eritrocito dalis, tai toras amžino pripildymo, o nematoma dalis tikriausiai yra dodekaedrinė sfera. Iš tikrųjų, to eritrocito, kurį mokslininkai mato mikroskopu, kraujyje nėra. Tikrojo eritrocito pamatyti kol kas neįmanoma, tokių prietaisų nėra, o pamatyti jį galima tik gyvo organizmo viduje. Eritrocitas ne tik gali aprūpinti ląstelę maistu, bet ir pašalinti atliekas, konkrečiai žemo potencialo atliekas, o aukšto potencialo atliekoms pašalinti yra šlapintakis. Žmonija turi daugybę smegenų genotipų. Ir kiekvienas jų skiriasi ne tik išvaizda, bet ir pradiniu taktu. Žmonių taktų intervalas yra nuo 1,0007 sekundės iki 1,24 sekundės. Tai reiškia, kad žmogaus smegenys keičia iš išorės ateinantį pradinį taktą į reikiamą reiškinį. Štai čia ir kyla problema. Jei persodinsite žmogaus širdį iš donoro su tokiu pačiu taktu, problemų nekils. Jei donoro taktas mažesnis, persodintoje širdyje susikaups visa tai, ko ji nespėja apdoroti, ir tada reikės persodinti iš naujo. Jei donoro taktas didesnis, tai problemų turės smegenys. Liko sužinoti, kokiu būdu galima nustatyti taktą donoro smegenų, genotipo ir pačio paciento. Bet kuris organizmo elementas atlieka kelias funkcijas. Šiame vaizdo seriale Širdis ir žmogus duotas žmogaus organizmo elementų darbo supratimas, atsižvelgiant į globalią sistemą takto perdavimo iš Saulės atmosferos kiekvienai biostruktūrai. Toliau tęsinys. Išsamiau apie tai galite paskaityti Fiodoro Škrudnevo monografijoje Tikrovės rekonstrukcija, jo oficialioje interneto svetainėje. Laukiame jūsų klausimų komentaruose.